Aš emociškai iš tiesų nepasakyčiau, kad reaguoju. E, Reaguojam į tam tikras situacijas, aišku, pasikeitusias, labiausiai galvat, kas yra palietę, čia tai tokie, hipotetiniai, kaip gali paliesti, ne? Kas labiausiai mus gal palietė, tai buvo karantino periodu. Iš tiesų vieno gaminio žaliavų tiekėjai, skirtingi dviejai, tiesiog neišgyveno to karantino ir užsidarė. Labai didelės įmonės, seniai veikusios. Tai va tada teko tiesiog reaguoti ir perdaryti receptūras. Bet aš kažkaip iš anksto, niekad labai į priekį nebijau. Tiesiog žiūriu, kas per situaciją ir kaip paveikia. Aišku, kažkiek kartais to racionalumo yra ir gal ir ruošiesi iš anksto, bet ne viską gali numatyti. Tai tiesiog stengiuosi labai greitai reaguoti. Ir taip juokingai dabar dar ir per karantiną, iki karantino, kai gaudavome pranešimus apie didėjančias kainas žaliavų, tai susinervindavai, atrodydavo, kaip čia dabar reikės mums kelti gaminių kainas, kaip čia reaguos mūsų klientai ir panašiai. Ir tas vyko periodiškai, praktiškai nuo karantino taip pradžios ir dabar periodiškai vis gaunam tuos pranešimus, nes kiti niuansai, energetikos kainos ir taip toliau, karas. Ir rugsėjį gavau čia paskutinius kainų pakilimus iš tiekėjų ir taip atsidusau su tokiu palaima. Ačiū Dievui, vadinasi, jie veiks, nes dabar gali būti blogiau, man būtų blogiau, jeigu jie iš vis, užsidarytų. Tai kaip tam tikras kontekstas keičia iš tiesų ir mūsų reakciją į tą pačią žinutę, nes anksčiau susinervindavome ir atrodydavo, kad čia jau kažkas labai negerai, kad kyla kainos, o dabar džiaugiamės, kad kyla, vadinasi, jie dirbs ir toliau ir gyvuos. Ir iš tiesų paskui, kai viską įsivertini, atrodo irgi klientams mūsų molio tinka mes, kai gaminame, tai ten pakilo pakuotės kaina ten keliais eurais, bet iš esmės, kai paskaičiuoji kvadratinio metro kainą, tai klientui iš tiesų netiek daug ir pabrango. Tai taip, mes kažkaip tai matyt turime dar ir nemažai vietos, jeigu ką, kad ta kaina dar galėtų ir kilti iš esmės. Ir kitaip nebus. Šiaip mes karantiną iš tiesų išgyvenome labai ramiai. Gal labiau susikoncentravome į elektroninę prekybą, kadangi turėjome elektroninę parduotuvę, tai tiesiog dėjome daugiau darbo į ją. Ir gal mūsų tas sritis tokia dėkinga ir užmegztas kontaktas su klientu šiuo atveju išgelbėjo, nes tikrai nuo pat veiklos pradžios, nuo 2016 metų, ta mūsų sritis tokia molio tinko gamyba, mes visą laiką labai turėjome glaudų santykį su klientu. Dėl to karantino metu, net kaip tik sakyčiau, kadangi visi buvo namuose, tai tikrai daug kas užsiėmė remonto darbais, kiti tiesiog, kad nesėdėti, ėmėsi kažkokių darbų, meninių sienų kūrimo ar apskritai visų namų remonto ir mes konsultavome nuotoliniu būdu. Ir realiai per karantiną mes tiesiog dirbame įprastai. Mes net ir tais metais karantino, tiek 20, ten buvo 21, visi šitie jau nuo 20 metų mes visą laiką vis tiek kilo mūsų pardavimai. Gal lėčiau, bet mes gal iš esmės esame su savo produktu, tai nėra greiti pardavimai, nėra galbūt greitas verslo augimas, taip kaip gal gali būti kitur, matau, staiga įmonės ten per 3 metus išauga 100 kartų, mūsų yra šiek tiek kitaip. Bet mes gal kitaip ir žiūrim į tą verslą. Aš labai noriu, kad tai būtų ne tiek greitas, kiek ilgalaikis projektas. Tai tas glaudus ryšys su mūsų klientais iš tiesų mus gal ir išgelbėjo, kad mes dirbome įprastai ir pardavimus realiai į elektroninę prekybą perkeliam. Konkurentų mes neturime, nes kai man gimė idėja gaminti molio tinką, tai net žmonėms pasakius buvo, ką tokį. Tai aš pati nežinau, kas tas molio tinkas ir kaip jisai atrodo. Realiai idėja gimė dar dirbant Alytaus keramikoje, keraminių statybinių plytų gamykloje, kuri buvo ant bankroto ribos. O situacija buvo tokia. Plytų gamykla praktiškai ant bankroto ribos. Sezono metu dirbdavo 65 žmonės. Algos vėlavo, sąskaitos visada blokuotos. Aš kai atėjau dirbti, tai galvoju, gal pirmą algą ir gavau. Ir tuo ir baigėsi. Situacija buvo tikrai labai sunki ir vieno susitikimo metu su vienu prekybos centru mes tiekėme plytas
vadybininkas užklausė, sako, gal jūs galite pagaminti molio miltų. Molio miltai tai realiai nebaigta gaminti plyta, išdžiovinta yra sumalama malūnu ir mes gauname molio miltus, kuriuos naudojo bent jau tuo metu tik pečių mūrytojai, kurie maišosi, darosi patys mišinį su žvyru, gal dar kažkas savo receptūros turi, kas ką žino, tas tą deda. Ir nėra tokia didelė paklausa tiems molio miltams. Bet kai jie užklausė, o mūsų situacija tokia bloga, man atrodė, kad mes bet ką turėtumėm parduoti, kad tik nors kažkiek tų pinigų įmonė atnešti. Prieš tai turėjome kitokių idėjų gaminti įvairius blokelius, inovatyvius, bet ten paskui paaiškėjo, kad ko gero buvo labiau iliuzija negu racionalus kažkoks tai sprendimas ar ėjimas link tos naujos gamybos. Ir jokios iki galo sulaužėm ten tą plytinį ir įrengimus ir nieko nesigavo. Ir su tais molio miltais, aš nežinau, kodėl aš taip užsikabinau už tų molio miltų. Grįžau į gamyklą, gamybos vadovui pristačiau tokią idėją. Sako, turim 2 malūnus. Vienas neveikia, o kitą naudojame nepertraukiamoje gamyboje. Ir jo mes naudoti dabar negalime, nes neįmanoma gamybos metu. Parašiau gamybos planą, ko reikėtų, kad sutaisytumėm tą neveikiantį malūną ir kažkiek dar kažkokią mini fasavimo liniją bent jau, kad turėtumėme. Gavosi gal samata 10 000 eurų. Tai įmoniai, kuri turi daugybę skolų, čia 100 000 eurų skaičiuojam, blokuotas sąskaitas ir akcininkai ko gero jau nelabai, jau buvo investavę ir jau matė, kad visiškai nepasiteisina tos investicijos ir tikrai neatsipirks, tai jau niekas dėl pečių mūrytojų ir molio miltų, niekas net nesuko galvos. Mažinom dar tą sąmatą iki 7 000, iki 4 000, 2 000, 700 eurų, nes realiai, žinot, kas labiausiai žavi, tie žmonės, kurie dirba, plytiniai iš tiesų dirbo žmonės, kurių darbo stažas, kai kurių buvo 40 metų. Tai reiškia, kad kai aš ten pradėjau dirbti, tai jie jau ilgiau dirbo, negu kad aš gimusi buvau. Tai jie žmonės ir be pinigų labai daug ką gebėdavo. Aha, nėra 10 000, gerai, to nereikia, tą kažką kitą sugalvosime. Ir jokiuosi, kol mes ten mažinom tas sumas ir galvojome, kaip su tuo kitu malūnu susimalti, tiesiog baigėsi sezonas plytų, nes žiemai visos plytinės stoja. Mes išsivalėm tą malūną, kuris veikiantis buvo, susimalėm tų miltų. Susimalė miltų gamykla pastatyta taip, kad tu net negali tų miltų niekaip iš to malūno pasiimti. Teko mušti sienų į skylį iš lauko, ten susikonstravome mes atskirai tokią sistemą, kaip tos miltus pasiimti iš tos gamybos. Atsimenu, dirba toks jaunas vyrukas, atėjęs kartu su manimi kaip ir į vadybą, tai jis kastuvo elementariai maišus supylė, dirželiais užtraukė, printerį etiketės atspausdinom, skambinu į prekybos centrą, sakau, turim molio miltų. Jie sako, mes jau seniai iš Lenkijos atsivežėm, kol jūs čia ruošėtės. O, Dieve, gal tai ką dabar daryti su tais molio miltais? Nu, ką daryti, tai galvoju, pati parduosiu tos molio miltus. Ir pradėjau iš tiesų skambinti žmonėms pagal skelbimus, kurie daro tokius darbus. Ir iš tiesų tokia viena situacija buvo man, aš ją dar dabar ir kas klausė, ir iš kur mes čia esame atsiradę, aš visą laiką papasakoju. Man matyt labai pačiai brangi, nes koks buvo tuo metu mano, nežinau net kaip tai pavadinti, tai nebuvo entuziazmas, nes ten entuziazmo tuo metu jau buvo mažai, bet aš žinojau, kad aš turiu kažkokius veiksmus daryti, kad ateičiau iki to teisingo kelio, kuris jau paskui mus gal į tą sėkmę ir nuves. Ir paskambinau vienam žmogui iš Marijampolės ir sakau, išbandykit tos mūsų molio miltus. Jis sako, ne, aš naudoju kitus, nenoriu, aš jau žinau receptūrą, žinau riebumus molio miltų, man reikės viską iš naujo persidaryti. Bet galiausiai jisai sutiko. Sakau, mes kaip tik važiuojam į Marijampolę ir jums atvešim tos miltus. 25 kg pakuotė kainavo 7 eurus. Ir jisai sako, sako, gerai, bet manęs nebus namie, tai aš sako, tau pinigus paliksiu. Šuns būdoj po plytą. Ir aš turiu nuotraukas. Po plytą buvo 7 eurai ir mes ten jam įdėjome tą maišelį molio miltų. Ir aš kaip dabar atsimenu, tai buvo 2015 metų rugpjūtį, ir aš kaip dabar atsimenu, mintis tada, ką aš čia veikiu. Marijampoliai, kažkur į šuns būdą, dėl tų 7 eurų, tos miltus tempiam ten su pardavimų vadove. Bet beskambinant taip žmonėm, vienas sako, o gal jūs turit molio tinko? Ko tokio? Molio tinko. Aš sako, turiu šiaudinį namą ir
ieškau tokio gatavo produkto. Jei ne, tai man reikės pačiam gamintis. Labai paprasta receptūra ir sako, čia nuo senovės, tai ką jūs nežinot, molio tinko, natūralus mišinys ant šiaudinių sienų. Ir aš tada čia ir užsikabinau iš tiesų. Ir galvoju, mes tiek turim dabar to žaliavos savo, mūsų pačių molio. Realiai sumalto molio, iš kurio galime kažką kitą gaminti. Ir realiai taip sutapo, kad visgi buvo priimtas sprendimas stabdyti gamybą plytų. Ir irgi taip pasisekė ir sutapo, kad akcininkai pasiūlė man kaip ir perimti tą gamybos stabdymą ir su ta mintim, kad jeigu aš noriu kažką daryti, aš galiu daryti. Nes blogiau nebus, kaip jie tada išsireiškia, blogiau nebepadarysiu. Ir realiai taip ir prasidėjo ta mano kelionė su molio tinku. Ir kad šiai dienai mes turėsime tokius produktus ir tokią sistemą, aš tada net neįsivaizdavau, net nesvajojau. Aš atsimenu, kažkada sėdėdavau ir galvodavau, ar bus diena, kada aš bent jau savo algą užsidirbsiu iš tų savo molio tinkų, nes kad aš čia sėdžiu, dirbu toje įmonėje, aišku, mano pareigos ten, aš turėjau atsakomybės realiai sustabdyti tą gamybą. Tai mano pirmas darbas buvo atleisti visus žmonės, su visais susidėrėti ir išeitinės, ir šiaip emocijų labai daug, žmonės ten savo pusę gyvenimo pradirbė. Ir realiai toks vienu metu viskas griūna, kitu metu tu turi kažką kurti. Pinigų nėra. Realiai žaliavas molio tinkui pirkdavau iš savo algos. Tai būdavo buhalterė labai pyksta, nes reikėdavo GPM perskaičiuoti ten vėl po kitais metais. Ir sakydavo, ar gali mes jau tą algą mokėti, nes jau mane sako, aš jau nebenoriu dar kartą visko perskaičiuoti. Ir nors ir nebuvo dar ta tokia graža, sakykime, finansinė iš to molio tinko, bet aš taip tikėjau, man tokia buvo energija. Ten nebuvo gal, aš negaliu pasakyti, kad buvo vizija, aš įsivaizdavau, kaip čia bus gražu, buvo tiesiog energija kažkokia, kur aš jaučiu, kad aš turiu čia daryti. Ir nors nebuvo finansinės gražos, bet jaučiau, kad, aš norėčiau pati būti savininkė, sakykime, savo verslo, bet buvo ir tas etapas, kada dar nesijaučiau pakankamai tokia, pribrendusi, prisimti tą atsakomybę. Buvau užsiminusi akcininkams, bet paskui vėl taip kažkaip liko. Ir visgi, kuo toliau, tuo labiau, nors supratau, kad kitaip nebus, arba aš turiu būti akcininkė savo produkto. Ir buvau gavusi iš jų pasiūlymą, aš jau kaip pasakiau, kad norėčiau išsipirkti savo, tai tikrai labai faina, kad akcininkai iš tiesų pasiūlė būti kartu, tokia bendra akcininkė, bet vėlgi, kaip įdomiai, aš atėjau, tokia jauna, man gal tada 25 metai buvo, be patirties, o akcininkai tokie jau su patirtimi, brandų žmonės, turintys savo verslus. Ir aš jaučiau, kad jeigu aš ateisiu kaip tokia partnerė, aš visą laiką jausiuosi kažkur tokia silpnesnė, nes aš pati dar nežinau savo galimybių. Tai ar aš galiu tą verslą padaryti, ar aš negaliu. Nes pirmi tie metai, kada ir ta keramika, kai ten viskas griuvo, buvo nuolatinis toks pinigų taupimas. Toks jausmas galvojom ne apie uždirbimą, o kaip neprarast. Nes kai gamykla stoja, tai kiekviena diena taip brangiai kainuoja, tu turi tiek daug greitų ir gerų sprendimų padaryti, kad nebūtų dar didesnis nuostolis. Veiklos tai nebėra. Tu dabar jau tik stabdai, kad kuo mažiau to nuostolio būtų. Ir pirmi tie metai tokie sunkus buvo ir aš taip sakau, net nesupratau, atrodė, aš negaliu susitelkti į pinigų uždirbimą, nes aš susitelkus į nepraradimą dabar. Toks labai didelis chaosas buvo. Ir sakau, kai jie tą pasiūlymą pateikė būti bendraakcininkė, aš supratau, kad visgi nebus gerai ir aš turiu pati eiti ir pati viena pasižiūrėti, tai ir aš galiu tą verslą padaryti ir gal ateityje, jeigu galiu, ateiti kaip lygiavertė partnerį ir sakyti, vyrai, dabar darom kažką kartu. Tai aš labai džiaugiuosi ir aš jiems tikrai visą gyvenimą būsiu dėkinga, kad visgi jie mane paleido. Mes susitarėm ir aš realiai šiai dienai jau beveik išsipirkau verslą su kita įmonė ir esu dabar vienintelė akcininkė savo produkto. Ir kai kažkada galvojau, ar aš viena savo užsidirbsiu algą, tai šiai dienai 8 žmonės gauna. Aš gavau dovanų tuos mokymus. Aš net nelabai žinojau, kur aš einu. Tiesiog tie, kas dovanojo, matė, kad galbūt aš ten galiu rasti tai, ko man reikia, nes
kaip sakau, buvau tikrai labai jauna, 25 metų ir jau buvau pradėjusi dirbti Alytaus keramika. Apie molio tinką nebuvo dar jokių išvis idėjų. Mes dar tuo metu gyvenome idėjomis apie naujus blokelius, gamybą, kad atgaivinsim plytinę ir taip toliau. Ir aš atsimenu, man net pavadinimą buvo sunku įsidėmėti tų mokymų. Ir kai klausdavo, ką tu ten mokaisi, aš negalėdavau nieko net perpasakoti. Ir tikrai buvo labai sunkus moduliai psichologiškai. Tikrai būdavo, atsimenu, tokių akimirkų, kai norisi atsistoti ir išeiti. Ir tu net negali paaiškinti, kodėl. O šiaip, ką aš ten daugiausiai gavau, aš atsimenu, kai Rasa sakydavo, kad ontopsichologija yra toks, savotiškas gyvenimo būdas, bet savotiškai žmogus turi būti ir laisvas nuo visų ideologijų. Man labai yra tai įstrigę ir aš atėjau jauna, jaučianti kažkokį viduj potencialą, bet labai bijanti. Ta baimė, jinai buvo labai didelė ir nepasitikėjimas savimi buvo labai didelis. Ir aš net nežinau, kas ten tiksliai vyko. Atpasakoti yra be galo sunku, bet jau kiek metų praėjo, net ir dabar, priimant kažkokius sprendimus, jeigu aš abejoju, matau, kad užstrigau kažkur, aš visą laiką atsimenu kelias frazes, kurios man labai išliko. Kad gyvenimas yra veiksmas, o ne galvojimas. Ir jeigu aš ilgai nežinau sprendimo, bet nuolat apie jį galvoju, aš suprantu, kad aš turiu padaryti kažkokį veiksmą. Net jei tai bus šuns būda ir reikės ten 7 eurus pasiimti ir tos miltus ten padėti. Tai va tas atrodo taip paprasta. Taip paprasta, bet tai labai man kažkaip veikia. Ir dar važiuodama iš tiesų galvojau, aš dažnai pagalvoju ir apie ontopsichologiją, apie tuos mokymus. Sakau, kiek metų praėjo, bet aš kasdien kažkaip grįžtu vis į tas dienas. Ir šiandien buvau iš tiesų važiuodama labai kažką atsiminusi ir net galvojau. Dar kas ko gero liko, kaip atpažinti, kur yra energija kokioje veikloje. Ir net ir dabar iš tiesų pastebėjau, kartais racionaliai sunku paaiškinti, bet tiesiog pajunti, kad čia šita mintis. Ir pavyzdžiui, aš niekada nesurašiusi verslo plano savo, bet ir molio tinko idėjai, nes jaučiau, kad verslo planas ten nepadės. Ir aš kaip tik bandydama racionalizuoti toje stadijoje viską, aš tiesiog nepradėsiu tada tikriausiai daryti. Tai gal man labai buvo svarbu, kad aš išmokau priimti tuos sprendimus iš pajautos ir tik vėliau jau juos ten racionaliai, kiek įmanoma, pagal mano asmenybę, sakykime, įgyvendinti. Tai tas pajautimas ir racionalus įgyvendinimas, ko gero, mane taip ir lydi. Aišku, be galo buvo svarbu ir apie stereotipus įvairius, labai patiko, daug praktikų buvo, kur atrodo, save labiau pažinau, o gal visada žinojau, bet reikėjo kažkokio patvirtinimo per kitur pačiai savo. Tai aš ten labai daug gavau. Netgi iš tiesų turiu, atsimenu tokius užrašus, mes ten rašėmės ir aš turiu tą knygelę. Ir aš kartais tiesiog pavartau, jeigu būna irgi kažkokių tai tokių nesugebu priimti sprendimo arba kur man yra tikrai praktiškai visada vadovaujuosi ten įgytomis žiniomis apie ontopsichologinį tokį vertinimą kitų žmonių, pavyzdžiui, partnerių, darbuotojų, visada suveikia. Tie principai, bent jau man jie labai veikia ir aš pagal tam tikrus tuos aspektus įsivertinu. Ir tada jau nebebijau, drąsiai priimu tą sprendimą ir praktiškai visi pasiteisino, nebuvo klaidos. O esu atsisakiusi tikrai tokių, sakau, ir žmonių, kurie galbūt iš šono atrodė, kad gali man padėti, kaip tu čia dabar nenori partneriauti, bet aš žinojau, kad man tada tiesiog neveiks tas modulis ir kad ir kokie tie faini žmonės, kad ir kokie jie verslūs, kad ir kiek jie gali padaryti patys, bet aš būdama kartu su jais nepasieksiu savo tikslų. Tai
irgi kas dar labai svarbu, vat, kai ta baimė yra, kažkoks atėjo, vat irgi tas įvertinti, va, kur yra tas funkcionalumas, ką tu gali sau gauti. Ir pavyzdžiui, kai aš gavau pasiūlymą eiti Alytaus keramikos vadovės pareigas, būdama 25 metų ir realiai neturinti darbo stažo, taigi aš tai supratau, kad man siūlo vadovės pareigas, ne dėl to, kad aš ten super vadovė ir ištrauksiu tą gamyklą. Tiesiog susiklostė visiems tokia situacija. Akcininkai negalėjo jau skirti pinigų geram vadovui, kuris ten tvarkytų situaciją, o be to, koks žmogus tai būtų norėjęs eiti į tą griūnančią tokią visą situaciją. O man, realiai kai man pasiūlė, aš iškart sutikau. Kitą dieną atsikėlus supanikavau, galvoju, ką aš padariau, nes visiškai nelogiška. O trečią dieną aš supratau, kad aš nesvarbu, kaip aš bijau, tai yra mano galimybė ir nesvarbu, kas jau bus, negaliu praleisti progos. Tai va tada tą baimę tu pasidedi kažkur į šalį ir tiesiog supranti, kad čia yra tavo šansas. Ir tas šansas jis buvo labai nesaldus, buvo labai sunku, daug metų. Bet matyt, reikėjo tą kelią tokį praeiti. O šiandien jau turim visai kitokią, sakykime, turim organizaciją. Ir žinot, dar kas irgi, viduj toks kartais būdavo jausmas, kad, kodėl, gal būčiau turėjus kažkur kitur patirties, būtų viskas lengviau. Nes realiai tai, kai gamybą sustabdėm, atleidom darbuotojus, tai anksčiau dirbo 16 administracijos darbuotojų. Jie turėjo kiekvieną savo pareigybę, žinojo daugą. O aš atėjau nieko nežinanti. Tų žmonių nebėra, juos reikėjo greitai atleisti. O atsakomybės tai nedingo nei aplinkosauginiais klausimais, nei ten molio karjerus turėjome. Daug visko. Ir realiai aš pati be patirties turėjau viską išsiaiškinti savaip. Ir paskui jau tik tais paaiškėjo, kad ačiū Dievui, kad aš daug ko nežinojau iš tiesų. Ir net ir kurdama paskui savo verslą, atrodydavo, kad būtų daug lengviau, jeigu turėčiau patirtį. Bet iš kitos pusės, gal tas ir yra galimybė sukurti tą unikalų, autentišką savo, taip kaip mes įsivaizduojam. Ir nors yra tas posakis, kam išradinėti dviratį iš naujo, bet jei mes vėl to pačiu dviračiu minsim, tai mes naujo nieko ir neatrasim. Tai gal tas kelias išradinėti kartais dviratį iš naujo, gal jis kartais toks, lėtesnis ir negalo tikriausiai. Bet iš kitos pusės aš kažkaip galvoju, kad kai dabar visko tiek daug pasaulyje, tai tik per tai tu gal gali ir atrasti savo tą autentiškumą. Galvoju, kaip čia parinkti žodžius, nes Rasa jinai kažkaip geba inicijuoti pokyčius vidinius. Ir tie mokymai tai nėra, kad čia nueisi, sudalyvausi ir labai smagus, entuziastingas išeisi. Ne, man po tų mokymų susijaukė viskas absoliučiai galvoje. Buvo be galo sunku. Bet ir jausmas buvo, kad ta energija vis dėlto jinai kažkokia tai ypatinga yra. Ir nežinau, gal man taip sutapo, kad aš realiai mokymų dėka, taip kaip vyko moduliai, ten kas kelis mėnesius, aš pradėjau kurti savo projektą ir į tą šuns būdą lindu ir kitus sprendimus priėmiau. Ir realiai turėjau tokią teoriją, praktiką. Ir man labai sutapo, kad aš galėjau iš karto įgyvendinti ir praktikuoti tai, ką mes mokėmės ir apie ką kalbėjome. Ir aš tai galvoju, kad sunku papasakoti, bet kiekvienas žmogus turėtų tiesiog netimti iš savęs galimybės tam pokyčiui. Nes Rasa tikrai turi tą gebėjimą ir jos, pavyzdžiui, mes ir dabar juokiamės, kad kadangi Mr. Clay projektas, jis tikrai gimė būtent tų mokymų metu, tikrai. Aš netgi etapus tam tikrus galėčiau atsekti, kas po ko buvo, dėl ko buvo, ką tuo metu galvojau, ką taikiau iš ontopsichologijos priimdama tam tikrus sprendimus. Tai mes ir dabar juokiamės, kad Rasa yra savotiška mano verslo krikštamotė,
nes tikrai labai didelis indėlis. Nežinau, kaip būtų buvę, jeigu nebūčiau ten atsidūrusi, ko gero, būčiau praleidusi visas galimybės, kurios man tiesiog buvo ant lėkštutės padėtos. Kiek aš apie save sužinojau ir per tas praktikas, ir ten ir pinigų žaidimą mesgi žaidėme, kai buvo wow, pamatyti save pačią iš šono toks jausmas. Konsteliacijos kokios irgi man buvo taip nauja, bet tai taip veikia. Aš tiek irgi priėmiau gerų sprendimų ir dabar net pati savo tiesiog, kai tam tikras praktikas pritaikau, sakau, kai reikia priimti sprendimus. Man sunku papasakoti, bet tai yra labai stiprus jausmas. Ir man dažnai tai būna, aš net ir sakau savo tų sprendimų tokių, jų racionaliai net pati savo negaliu paaiškinti kartais. Labai kažkaip, nežinau, iš kur ta intuicija tokia jinai yra, sakyčiau, tikrai labai išsivyščiusi, arba duota čia, arba nežinau, dėl visų tų praktikų, bet realiai tikrai labai daug savo gerų sprendimų priėmiau net nesuprasdama, kad jie yra geri. O kuo daugiau galvoju kartais, ypač kas liečia nebuitinius, ne kasdienius kažkokius sprendimus, o tokius jau, kurie iš esmės keičia verslą, augimą, kuo daugiau galvoju, kuo daugiau bandau ten racionalizuoti, jokio tokio nebūna kažkokio rezultato gero. O kartais užtenka tiesiog tokį impulsą gauni ir aš jau sakau, save atpažįstu. Jeigu jau man ta mintis atėjo, jau nebeklauskit, nebandykit nieko man patarinėt, aš jau viskas darysiu, su jum ar be jūsų, bet jau neatsisakysiu. Tai labai svarbu save pajausti, kur ta energija yra. Ir čia taip paprasta iš tiesų. Šiaip dar dabar pabendraujame su tai žmonėmis, su kuriais ir moduliuose dalyvavom, dar neseniai su vienu kaip tik kalbėjau ir kažkaip labai įdomu stebėti, ką kiekvienas per tuos metus ir nuveikėme, kuo gyvename. Ir atsimenam, atrodo, kaip jautėmės tuo metu, tai kadangi daug praktikų bendrai turėjom, tai tikrai tokia graži kelionė gaunasi. Tai labai svarbu tas bendruomeniškumas. Visgi aš galvoju, kad čia yra labai stiprus ir didelis indėlis ir energija iš pačios rasos. Jinai, turi savy kažką. Aš nežinau, kaip būtų, jeigu tuos mokymus vestų ne rasa. Ko gero, nedaugelis gali vesti tokio tipo mokymus, aš taip galvoju. Ir rasa iš tiesų mano taip gyvenime, tai yra labai seniai atsidūrusi. Aš gal buvau dar 16 metų, kai aš pirmą kartą sudalyvavau renginyje, kuriame buvo ir rasa, ar gal jinai ir organizavo. Ir aš visą laiką kažkur patekdavau į įvairius mokymus, seminarus. Ir man jinai tokia wow moteris visą laiką atrodydavo. Tai aš kažkaip labai džiaugiuosi, kad tais 2014 metais irgi teko sudalyvauti ir dabar aš periodiškai tikrai irgi sudalyvauju ir gilų klube. Tai toks lyg kažkoks atsišviežinimas. Ir po paskutinio karto gilų klube savo tokių įžvalgų pasidariau ir tokių sprendimų priėmiau. Tai tokia higiena gaunasi psichologinė labai labai gerai. Aš labai pati pasikeičiau kaip žmogus po mokymų. Aš galvoju, iki tol aš buvau labai irzli, pikta, tokia vaikiškumo labai daug buvo. O dabar, jau kiek metų praėjo, aš jaučiu, kad aš išmokusi. Ambicijos yra gerai, bet tas kvailas ambicijas aš išmokusi jau pasidėti, jeigu matau, kad jos trukdo eiti pirmin. Ir manie kažkaip dingo pyktis. Ir ko gero, ką ir per mokymus, kas man yra įstrigę, kad
mes pykstame tada, kai esame nepatenkinti patys savimi. Tai nežinau, aš kažkaip paskutiniaisiais metais, yra vidinė tokia ramybė ateinanti. Aš nesakau, yra stresas dėl verslo, bet nebėra to pykčio. Nes tas pyktis būdavo toks, atrodo, tu net nežinai, dėl ko ir ant ko tu pyksti. Toks graužiantis. Dabar ne.